O Mustangas jis yra galų varmas? Jo. Čia pizda, nepavažiuosi. Tai Mustangas gėjus? Sveiki, mėlyjeji, esam Joniškio centre, Lietuvos kultūros sostinė, vienas geresnių miestų, kuriame esu buvęs, saulė šviečia. Trumpiau, kad toks būtų. Sveiki, mėlyjeji, esam Joniški. Čia, už mano nugaros, 2 dienas, 1 Liepos savaitgalį vyksta didžiausia metų šventė, tai Joniškio miesto šventė, kurią karonuoja sekmadienį vykstančios vienas unikaliausių lenktynių Lietuvoj – bulių kautynės. O čia šitoj trasai mes patys pasiruošę bulių bolidą, važiuosim šitose lenktynėse ir bandysim neužsimušti. Tiksliau minau, kad bandysim neužsimušti kaip metai ant padangų. Jisai bus vairuotojas, kadangi neturi nei žmonos, nei finansinių įsipareigojimų, tik sodros didelę skolą, kas jam į naudą būtų, jeigu ir mirtų šitoj trasai. Dabar einam pas lenktynininkus, kurie nekartą yra šitose lenktynėse važiavę, kad papasakotų mum ir jum tuo pačiu, kas čia per lenktynės, kaip reikia važiuoti, kokias mašinas, kokie bolidai ir kur visa čia aistra yra Šiaurės Lietuvos autosporto. Absoliuti nesąmonė, einam galdos pralėkt. Nors panašiai kažką tai matė, važiavė. Aš žinau plius minus kaip vyksta. Bet važiavę patys. Pirmą kartą iš vis girdžiu, ką iš čia pasakoju. Žinot, kas mane labiausiai išgąsdino? O šitas, kai jūs žiūrite mane į ranką. Pamatysi per susirinkimą, nes mūsų susirinkimas prieš varžybas. Ir ten, sakykime, 12 val. Prasideda dažniausiai varžybos, paradas. Ir ten pusę 12 būna susirinkims. Tai tada tenais, kaip pasakysi, į naujų, visi. Skauda kai verties? Ne, svarbiausia yra vairą nepaleisti iš rankų. Dėl ko važiuojat buliuose? Kas smagiausia? Pats procesą pasiruošims visas. Adrenalins, su draugais pabūni. O po lenktynių būna, kad kai baigėsi jau 3 etapas, kad dar norėtas važiuoti, dar 4, 5, 6. Paukš, dažniausiai aš atvažiavęs į varžybas išvažiuoju su taurė. Dažniausiai, tai labai retas atvejas, kada be taurės išvažiuoju. Šį kartą be taurės bus. Gali būti, kad nugarnuosim. Nežinau, senstu. Jūs važiuojate ir jūs labiau norite persti ar tiesiog daužytis ir rinkti taškus? Ne, tai čia... Tai tu ką matai prieki viskas? Taip ir yra. Bet koks veiksmas tau taškai yra. O tai kokį patarimą duotumėt vairuotojui pirmą kartą, šiaip ne iš techninės pusės, bet ir grinai iš lenktynių patirties pirmą kartą važiuojant? Pirmą kartą patarimą manau, kad nereiks, nes jisai taip bijos važiuoti. Bus didelis, jisai nesupras, kas vyksta. Girdėjau, kai yra kažkam ranką nutraukė. Tai tuose pačiuose telšiuose buvo. Telšiuose tada buvo, su sunkiuoju buliu čia važiavo. Kai jis neturėjo va čia va nieko. Nebuvo nei tinkliuką, nei langą, nieko. Ir jį, kai vertė, jis iškišo ranką, tiesiog bandė laikytis, iškišo ranką ir, Ir drėskė su kita mašina nesitomis. Prisiūvo? Ne. Nieka, čia paprasčiausiai, jeigu pavažiuosi ir tu suprasti, kad čia yra tava, tai mes tai matysim dar ne vienose varžybose. Čia, kaip mes sakom, maži vaikai žaidėm smėlio dėžiai, mašinytėm. Tai čia dabar mes didelį vaikai, didelį smėlio dėžę, čia žaidžiam su mašinytėm, va taip yra. Ja, smėlio dėžėjai negalėjai mirti kaip vaikai. Čia gali būti. Suprasim, tavo tą sėdyvį yra per tūlį šitą. Tu labiškai pasigrabaliuosi, net nebijok. Gerai, dėsija, nupratęs. Tu žak ten pratęs užtot. Ir tu turi pasidaryti, kad tu su ranka pasiektum jungtukus. Nes tu dabar, pabandyk atsitraukti sėdynį. Aha. Niekai. Ir tu pasidaryk, kad tu jungtukus pasiektum.
Šiaip tai smagu. Jo, bet čionais jau tiek pavažiavus, tos dulkės kyla, karočiai. Ir dar gerai eina visai šitą. Gerai. Tėvai, įsivaizduok, kaip aš tavį vysiu. Pamatai per veidrodį raudoną, žinau, kad turi reikalą. Esam dabar prie garažo, mūsų mechaniko / padėjėjo, kuris... Gaidintojo, realiai sensėjaus, kuris padės mums kažką su to mašinom suvokti, nes aš parodžiau šitą mašiną ir sakau, žiūrėkit, Subaru stovi. Ir pasirodo net Subaru. Ten Mitsubishi vis dėl to. Čia nesurepetuotai visiškai. Mūsų mechanikas Dominikas, jo garažas. Labas Dominikai. Malonu, Dominikai. Kaip žmonės iš televizijos. Kaip nusiteikęs su Dominikai? Aš esu gerai nusiteikęs ir pasiruošęs paruošti automobilį, kuris ten su juo važiuosit. Važiuosim Mindaugą užmušti. Vien už tą švarką galima jį užmušti. Puikus švarkas, aš tiesiog itin geros nuotaikos atsikėliau, man šiandien šventė yra nuostabi diena, todėl aš nusprendžiau parodyti ant kūno savo, kad man šiandien yra nuostabi diena, viskas. Absurdiškai šiaip. Mano mama. Dar jeigu be striuk, jo, mamai tai labai saldainį, mamyčių saldainį. Ką žinau, man tai bailės, mamos derlinga auditorija yra. Jo? O kaip šukuosina, tu pavyzdžiui, mano? Gaidiška. Gaidiška šukuosina, tai baisiai gaidiška. O kodėl gaidiška? Tu laikyk šitos plaukus, nes mes kai rodysim šitą turinį ir kelsim tie, kas tikrai važiuos bulių kautynėse, žiūrės į tave ir jiem tik kils noras tave užmušti. Manai? Jo, atvažiuos p***aras iš Vilnius, tikrai karočią norės tave neapversto sudegintų, sprogdint norės tave trasai. Švarus berniukas toks atvažiuojas, reikės jiem. O aš tau duosiu purviniausias nesąmonės daryti. Žiūrėkit, aš noriu pasakyti, kad Iš Baltavos tai trasai. mechanikas šitam projektui yra skirtas tam, kad tvarkyt gerai. Dūkina mane operatorius geriausiu atveju, nes tu esi mano draugas, tu negali taip elgtis su manimi. Tai sveiki, čia yra mano garažas, kitaip vadinamas Unreliable HQ. Bet keltuvo nėra. Ne, aš nemėgstu keltuvų. Keltuvų nemėgstu, ne? Aš mėgstu domkratus. Su jais, jeigu moki, gali labai Bet gražiai. grynai iš pomėgių mėgsti. Nėra, kad jeigu tau siūlytų nemokamai keltuvo, tu vis tiek sakytum, ne, aš noriu su Ne, domkratu. aš domkratų entuziastas. Matys patoks maždaug ką valdai. Čia mano, Ne, o čia Baracko Obamos. Kaip ir normaliam servise turi būti, yra didžėjaus pultų porų. Jo, jeigu čia nuobodu pasidaro, tai pasikūrėm. Esam pasikūrę šiaip vieną kartą, mes čia Zulemba jau darėm team buildingą, tai čia degė viskas, žinokit, absurdas, kas čia dėjęs. Reikės praeiti skelbimus, pasižiūrėti visus ubagus, gal važiuosim į mašiną aikštelę. Tikslas šiandien yra išsirinkti mašiną jo ir būtų geriausia šiandien pabaigoje prakošti su kokiu 3. Taip, absoliučiai būtų. Teisės padėti. Reikės sankabų, hujankabų, bet pradedam nuo būgnų, karočią. Tai kviečiu visus į Patreon platformą, surinkam truputėlį pinigėlį, nusipirkam būgnus ir tada jau, karočią, pradedam tvarkyti mašiną. Jis grinai kaip bomžas apsirengęs ir jis daro tą bomžą, karočią, kur bando per vieną projektą dar savo būgnus prasimušti. Nakai mum būgnus. Čia visiems. Visiems Pastatysim į rotušę, leisim groti ir surinksiu šaibom. Pilies gatvėje. Bet pradžiai reikės būgnų. Taip. Mamos paprašyti. Nu, mama ne. Mama šitam nebūtų. Šiaip jo, gali kažkieno kito mamą su tokiais rūbais paprašyti. Tai prašau. Einam žiūrėti skelbimų, ble. Einam žiūrėti skelbimų. Šitas ryklio šnervės ant šono ir man atrodo, kad čia sportinė mašina. Čia visiškai sportinė mašina. Nu pažiūrėk, kitas. Toyota Corolla 2004 metų. 1.681 kW. Aš iš karto už šitą kėbulą. Šiaip žaibo makvyną galima padaryti. Nežinau, ant kamerą supažinom mūsų operatorius ir mums daugiau apie mašiną suprantantis negu mes Edgaras. Per duobę pakrypo galinis ratas, kaina galutinė. Kaunas, Lietuva, 410 eurų. Jo. Tai manau turim vieną variantą. Kurią būtų lengviau mašiną apverst, karočią. Ar Hyundai Coupé? Ar Toyota? Aš manau, Čia toks klausimas tau. O jeigu mašina, kurią mašiną būtų sunkiau apverst? Ar su trumpesnė bazė, ar su ilgesnė bazė? Labas. Iš esmės, mašina su ilgesnė bazė bus stabilesnė ir sunkiau apversti. Ilgesnis atstumas tarp ašių mažina polinkį į apvertimą, nes automobilis pasiskirsto svorį tolygiau ir labiau guli ant kelio. Klausyk, mum tai ne ant kelio. Ta prasme, mes klausom, jeigu mes važiuojam lenktynėse, kur mašina iš paskos tau važiuoja kalai subinė ir tave bando apversti. Klausk, Hitchbeckas ar Universalas, pavyzdžiui, geriau bus viskas. Ble, čia visi
yra, mes kalbam vienai pasimetus yra, galim būt po vieną. Atsiprašau už draugus. Viskas gerai, tu šaunolės, nesipanink, neklausyk, ką aš šneka. Bet klausimas toks yra, o kaip, pavyzdžiui, trasui? Lenktynių principas yra toks, kad turi apversti kitą mašiną. Ar trasui važiuojant, tada geriau važiuoti su trumpesnė bazė ir ilgesnė bazė? Ai, supratau. Čia jau kaip kokiam Demolition Derby, ne? Teisingai. Nu ko? Atsiprašau labai, tęsk atsakymą savo. Ko kuklinimas? Atsiprašau už draugus, tęsk. Užspringa. Viskas tvarko. Tai neklysti. Čia variantas, už tokią kainą, žinok, čia tu vėliau ją parduosi už ten 1-2. Po bulių kautynių? Už 1-2. Renault Twingo 2000 metų hatchbackas. Kiek? 5 kW. Bet šito virstai, kai kamuolys. Čia gali būti taktika. Susivirini lankus kaip kamuolį viduje. Jo, kaip kamuolį. Ir jau p***ai tave ridinėja. Absoliučiai. 1,1 litro kiam 3 kW. Tai čia realiai papimpinus galėtum ir motorolerį aplenkti jau. Opel Astra. Gal nežiūrim. Parduok. Gal net nežiūrim. Net nežiūrim, žinau. Labai jokinga, kai rašo tą tokį pozityvų. Techninis stovis geras, variklis važiuoklė pavarų dėžė veikia gerai, salonas tvarkingas, kėbulas supuvęs. Dar patikslinė, kad neparūdijęs, Tai yra neparūdijęs, bet supuvęs. Norit, ką Nes čia čia ta pati paskambinu mašina ir pasakau, kad už 600 eurų už valandas atvažiuojam paimti, net nežiūrėjau. Sveiki, gerą dieną, žiūrėkit, aš čia žiūrėjau skelbimus, radau jūsų mašiną, radau Civiką skelbimuose. Tai kurį? 28 metų čia sedanas 999 kaina įrašyta. Žiūrėkit, čia tokį pasiūlymą jums turiu, tokią avantūrą. Mes čia ieško mašinos, kurią galėtumėm sukult, sudaužyt ir, nu žodžiu. Jeigu aš jums pasiūlau už šitą mašiną 600 eurų ir karočią nežiūrim, mes nieko netikrinam, atvažiuojam, pasiemam ir išvažiuojam. Tai pilna, po 600 eurų atsidaryk ir pasižiūrėk, susirasime. Nu blemba, kad nerandam ir jūsų tokia graži. Nu, tu nerandat, va, matai, ta prasme, tu man siūlai 600, kurios kaina štuka, tai reiškia 40% mažiau vertės, ne? Jo. Ir realiai tu nerandi už 600. Tai pilni skelbimai yra ir po 3, ir po 4 šitas lavonų. Tai va, Jo. perki ir Jo. daugiai. Blemba, protingas žmogus iš esat. O už 800? Mazda MX-3. 1.6 variklis, fotkių va tiek. 3 fotkės. 4. Eik, tu čia ledinė mašina. Čia gaidys tokia. Kuris labiausiai variantas? Nieko gero nėra. Šiaip Nieko gero. geriausias kol kas tai Civicas iš Kauno. Nu dar Corolla iš Kauno yra. Toyota iš Kauno. Šiaip Kaunas tai padavė su bogu visai. Jo. Galima nuvažiuoti iki Gariūnų, pasižiūrėti, kas yra gero Gariūnuose. Jeigu Gariūnuose nieko gero, mums jau pakeliui yra į Kauną išvažiavim. Kur važiuojam? Į Gariūnus. Mes važiuojam. Į Gariūnus! Į Gariūnus, sėsk. What the fuck, kodėl nekina? Todėl, kad Evaldas be kaklariščio skambino. Skambintų Evaldas pasipuošęs, tai iš karto atsilieptų. Čia žmonės jaučia šitą dalyką. Pasižiūrėkit, kaip jis atrodo. Apdryskas visas apsmukęs, nenusiskutęs normaliai. Va, prašom. Aš net nebendrauju su vaikais iš viso jokiais. Aš neturiu jokio santykio su jokiu žmogum, ko nemyra mažiau nei 25 metai. Klausau. Čia turbūt Corolla pardavinėt, jo? Kokią kainą galutinę, jeigu važiuotume šiandien pas jūs į Kauną? 4,20 šiaip labai gražus skaičius. Bet šiandien neišeitų paimt? Gal ir išeit. O ten slenkščiai neišpuvę, viskas tvarkoj? Manau, kad ne. Okei. Taip šnekat, lyg nežinotume tos mašinos. Ar jis Net neįsivaizduoju, iš tikrųjų. Turim Toyota Corolla variantą. Šiaip visai neblogas. Nedidelė mašina. Neblogas. Man tai šiaip savininkas patiko, nes matos, kad čiuvakas, bahuriukas, nepažadu, karočią. Sekmadienis vis dėlto gali būti, kad prisigersiu, karočią. Labą dieną, gal turit kokių lavonų jūs? Tenai? Aš tik noriu tiek pasakyti, kad aš nenorėčiau, kad mano draugas žūtų Opel. Neįtikėtina mašina, kabrioletas. Pabandėti daryti. Nu ką, aš žinau, gal čia nerakinama. Kaip man patikrinti vidų, jeigu užrakinta mašina, aš negaliu patikrinti vidaus. Pažiūrėkite ratus. Ratai nesveikia. Gal čia kaip su arbūzu, padaužai ir žinai ar geras. Wow, čia FR, čia tas fucking racing. Kaip dviračiai tie.
Bet baigsi tu tą duris laužyti, atsiprašau. Visas mašinas laužys. Aš nesilaužiu, aš tiesiog patikrinu ar atrakinu. Pasižiūrėkit, ką jūs matot. Aš matau meno kūrinį, nežinau kaip jūs. Kaina nei daug, Dabar trūksta, nei kad mažai. Ateitų tas mažas, kur yra mašina, aš labai mažų ūgės. Sveikatą. Ačiū. Teisybė. Kiek tu metų. Važiuojam pavalgyt, užkasim, pabandysim prisiskambinti dar į Kauną Korolai. Jeigu prisiskambinam, pučiam į Kauną, pasiemam Korolą, pučiam atgal į Vilnių, išdaužom langus karočią Korolai ir pradedam darbus. Kažko klausėt, Seri? Kalbėkit su vadybininku, gerai, man vadybininkas perduos informaciją visą. Nelabai, ne šiandien? Alaus atsigėrė, plemba. O jeigu mes paimam jūs ir dar alaus paimam? Jeigu norėtume, tai dar, žinok, mes irgi galim ant alaus pasijungti. Šiandien nuperkam tą mašiną ir pabaliavojam. Atspėjau, aš visus pažįstu jos, nes aš esu toks pat. Pasižiūrėkit mane, aš pardavėjas esu. Aš žinau, kaip pardavėjai gyvena. Pijoką švarką užsidėjęs, kaip pardavėjas. Aš norėčiau kaip šitas iš legendinio video, kur norėčiau su silke išeiti. Nes kažkaip tokią dieną ieškam tą mašiną ir noriu ją nupirkti. Važiuojam pirk mašiną. Oi, tiesiai į bulių kautynes. Su saulėgrąža ant vairo. Opa. Už geltoną vabalą. 3, ne? 3, bet davai neįsijaus per daug. 3. Nu, blėt. Eik tu durnas. Geltonas vabalas. Variklis yra. O įdomu, kaip bus su plasmasė, jeigu mums kals iš šono per bulių kautynės. Liks ratai pliki tiesiog. Jo. Labai gerai. Beina kaip gera mašina. Čia labai, Aš rodau, kokia intvirta yra. Pažiūrėkit, kokia intvirta. o tu nustojus, kažkas iškrito. Šiam 6 kW. Raketa šiam 6 kW, blemba. Šiam 6 kW. Yra turbo, galima atpūsti iki kosmoso. 1.9 TDI, čia skrysim į Mėnulį su šitą. Aš šiaip visai neblogas atputėjęs iki kosmoso laisvalaikis. Šiaip diena tai absurdiška, nes jau galvojom toj karališkoj kibininiai sėdėdami, kad nebenupirksim mašinas, nes Pirikupas Kaune, kur norėjom pirkti Toyota Corolla, atsidarė alaus, padarė kritinį posūkį ir išvažiavo ne į tą juostą. Ir tada išėjom į lauką pakalbėti, pakvėpuoti dar grynų orų ir sakom, gal važiuosim tada namo. Ir Dominykas Facebook'e pamatė skelbimą. Jeigu būtume nusprendę važiuoti į Kauną ir nelauk, kol atskambins ir tada būtų atskambinęs, kad jau viso basta, tai būtume nespėję nupirkti vabalo, tikrai būtume bandę varyti Kauną. O dabar turim. Man atrodo, kad šitam projektui geriausia mašina kokia gali būti. Viso viskas, karočią. Belenkaip noriu myš, belenkaip noriu kako, belenkaip noriu sysi. Laikinkit, subscribint galite, nesubscribint nieko nebereiškia. Ir aukokit. Hypinkit belenkaip ir aukokit pinigus. Einam, nepamykit.